Kaip ir priklauso, iššūkį toliau perduodame. Acer dėl PHP. Taip, jūs turėsite priimti iššūkį. Palauk, čia dar ne viskas. Aš minėjau, kad iššūkį su kompiuteriu turėsi priimti ir Balsius, ir Lenovo kompiuteris kartu dalyvauja Ice Bucket Challenge. Laikyk kompiuterį, prašau, mes laikyk priešai save, nes tu supranti, jis turi nubėgti. Kas? Viskas gerai. Viskas gerai. Išsipirkti mobiliuosius, kurie neatlaikys. Va čia tai dabar, tai jis to nesitikėjo. Ir visi ploja. Audringai, laikai padarė gyrę. Tęsėme All-in-One temą. Na, pradėjome su apžvalga ofise, kai čiupinėjomės gal apie mėnesį laiko ir turėjom šiek tiek patirties su kompiuteriu, kuris yra vienam korpuse, su monitoriumi. Perbėgome su videokamera per didelę įvairovę All-in-One Berlyne ir dabar sėdime prie gaminio, iš kurio padarytas toks improvizuotas stalas. Kas čia per daiktas ir ką iš vis galim pasakyti apie All-in-One liniją Lenovo gyvenime? Tai čia turime Lenovo Horizon. Tai, kaip minėjai, tai yra All-in-One tipo kompiuteris. Mes jį vadinam viskas viename lietuviškai. Tai yra kompiuteris, monitorius ir planšetė, netgi galima sakyti viename. Būtent šis modelis, Horizonas, su savo forma, tam tikrom specifikacijom ir programinė įranga, yra pritaikytas daugiau namų vartotojams, netgi jį vadiname interaktyviu žaidimų stalu, kai tam tikrus žaidimus gali žaisti visa šeima susėdus prie stalo ir kaip dabar Edmundas bando lenktyniauti, tai tos pramogos, sakykime, ta interaktyvi pramogų lenta gali pakeisti tos popierinius žaidimus. Ir tas form factorius, toks vadinamas, su, tarkim, apsaugotais kampais, įmontavus į stalą, jį galima kartu su programinė įranga pritaikyti įvairiam naudojimui. Matę esam užsienyje, jau atsiranda, kur galima naudoti stalą restoranuose kaip meniu, užsakinėjant ir jį naudojant. Tai tikiu, kad toks pritaikymas ir panaudojimas ateityje atsiras dar įvairiosnėse vietose. O ar yra kokių nors pritaikymų, ne tokių žaidiminių? Ar va čia yra žaidimai grynai skirta, ar čia yra... Šitas irgi yra skirta žaidimai, yra ten kitas žaidimas, net Ice Hockey. O ne žaidimų yra kokių nors? Ne žaidimui, čia vėlgi reikėtų jau kartu su poreikiais klientų ir su tam tikrus programinė įranga, kad būtų sukurta būtent klientams. Tai kaip ir minėjau, pavyzdys yra restoranuose gali padaryti kaip stalas, ant kurio tu gali pasileisti programėlį ir užsakyti meniu, vartyti patiekalus, matyti jų nuotraukas, jeigu patiko užsakyti ir klientas, tarkim, padavėjai iš karto gautų pas savim planšetę užsakymą. Tai interaktyvių panaudojimo būdų tikrai yra. Tik tai reikia klientų, sakant, mąstančių truputėlį kitaip progresyviai ir atrasti, kur panaudoti tikrai įmanoma. O ne kaip stalas, vertikaliai stovint, tai yra tiesiog didelė planšetė, didelis tačas, tikriausiai galima ir normaliai naudoti, kaip ir kompiuterių paprastų. Taip, jame sunkasi Windows 8 operacinė sistema, tai jį galima pilnai naudoti kaip viskas viename kompiuterį, prijungti klaviatūrą, pelę, žaisti, dirbti, viskas funkcionaliai veikia. Tai ką, matom, kad iš tikrųjų viskas viename kompiuteriai, taip kaip ir minėjome, jie yra nešiojami notebookai, nors jau yra kompaktiški, o pasižymi pakankamai didelių galingumų, dažnai turi lietimų jautrų ekraną ir mūsų patirtis naudojantis Lenovo All-in-One labai yra gera.